Ką gerą dieną, vadyba. Pasisatėję nauji metai. Pas mane atėjo žiemužį. Tikrai jau. Oras toks nelabai koks. Plius minus 2 laipsniai sniegas. Dabar gerai, nes pūrus sniegas krenta. Tai važiuot gerai. Vakar buvo tragedija. Lietus su sniegu. Tenai, kur važiavau žuvių krautis, nebeparodžiau, nes keliai tragedija. Vos į kalną tuščias užkilau. Paskui nuvariau krauti žuvies, tai prie rampos, kol stovėjau, susitikrinau grandinės ar nesusipainėjęs, nes buvau nusiteikęs, kad teks dėtis. Bet kol pakrovė, kol ką, pasižiūrėjau Vegvestino tinklapį, žiūriu, kelias neuždaryts, vikingų jokių nėra, nieks neužklimpęs, tai sakau, varysiu. Be grandinių. Bet kol sakau, kol grįžau aš tuo keliu iš pakrovimo, tai jau keliuks kaip ir neblogs, buvo biški pašalė, tokia puraus sniegelė, tai užvažiavau. Tokie reikalai va pas mane, žodžiu. Sakykit, kaip jūsų nauji metai praėjo? Sausio 1 atsibūdot, tai kuris veiduks buvo jūsų, kai atsikėlėt? Nežinau, tai kada atsikėlėt ryte per pietus vakarę, tai komentaruose parašykit, kuris veiduks buvo jūsų. O dabar šiandienai planai važiuoju krautis į Jorviką. Nebedaug liko, jau šiek tiek 4,5 atvairavau. Nebedaug liko važiuoti, pasikraunu žuvį ir varysiu vėl į langus namės priekabą. Europiniai vilkikai pasiims ir kažkur temps. Tai va taip atrodo šiandien mano Skanija, biški su sniegais. Jaučiu reikia pasižiūrėti į galą, kaip lempas atrodo. Reikės nusivalyti gal, kad matytų. Tai va sakykit, o jūs tos timelapses mano žiūrit, kur aš pafilmuoju pradžią arba per vidurį, ar skipinat, nes galvoju, ar man juos dėti ar nedėti. Tai va, kol kas tokie reikalai. Dabar, kai nulėksiu į pasikrovimą, reikės nueiti į dušą, į procedūras pasidaryti savo. Ir lėksim toliau. Šitas video jaučiu bus kiek trumpesnis, nes paskutinis reisas, grįžtu į Langus, namės priekabas ir viskas, skrisiu namo. Kadencija 2 savaičių bus pabaigta. Tokie jau reikaliukai šiam momentui. Ai, dar kol čia pauzę daraus, tai sakau, papasakosiu, kiek Norvegijai grandinių reikia. Tai dėl savęs užtenk 5, dėl transportinių Norvegijos tai reikia 7, nes vieną dedam ant priekinę ratą šitos pusės, nes anoj pusė, man atrodo, vairo kolonkė yra ir jeigu truks grandinė, tai gali sudaužyti vairo kolonkę. Po to, šiaip pagal idėją reikia dėti 4. 2 šitoj pusėje, 2 šitoj pusėje ant vedamos, bet aš nesu matęs, kad būtų kas nors dėjęsis ant visų. Bet Norvego transportiniai reikalauja, kad turėti, žodžiu, ant visų vedamos ašies rato grandinės. Ant šitos nereikia. Tada reikia 2 grandinės dėti. Vieną čia, kitą čia. Ir kitoj pusėj ant vidinės ašies šitos reikia irgi grandinės. Kaip ir sakiau, čia ant tos pusės irgi 2 ant vedamos, bet nieks nededa, visi po vieną, o užtenks sočiai, o ant šito nereikia. Tai va, nes esu matęs, kad Facebook'e grupėse foristų klausia, kiek reikia turėti, kokios tos grandinės, tai kokias grandinės jums šefai duosit, tokiom važiuosit. Pas mumis yra, turiu 4 tas lenciginės karvinės vadinamas ir turiu 4 ledo. Tai ledo vis laik dėdės ant varomos ašies. Tai va, dabar tikrai jau viską papasakojau, ką norėjau per šią pauzikę. Kol pasidariau, eisiu dar kavos pasiimsiu, kad šviežesnė galva būtų. Ir viskas. Kol kas tiek žinių.
Atlėkiau į Riorviką, kas čia liko man, blemba, koks 500 metrų iki pakrovimo. Keliks toks nieka visai buvo, biški snyga, biški ką, bet sakau, šviežiaus to sniegą ant kelio yra, tai važiuojas drąsiai. Čia man šiandien krautis 2 valandą, dabar yra po 2:10, tai jau čia reikia varyti. Reikia varyti iš karto į ofisą, ten į parkingą nestot, paskui ten eik per visą tą gamyklą, tai varysiu prie rampų. Gal netyčia iš karto duos vartus. Ir pakraus labai tikiuosi, nes čia 0 dabar temperatūra, tai reikia tept mėlės iš čia greičiau, kol lietus nepradėjo lyti. Ir jeigu lys lietutis, tada bus blogai. Bet aš tikiu, kad viskas bus gerai. Paskutinis gereisis, reikia saugiai grįžti. Žiūrim, ką turim. Taip. Prie rampų vienas stovi. Kaip čia mašina nieko nėra. Mažo žuvies nepagavo. Pabarstyta kažkokiu tai skaldytės, tai galim saugiai leistis be baimės. Čia Norgose šiaip nieko baisaus, jeigu lietus nelyja prie minusą, tai čia viskas ok, bet jeigu lietus lyja, tai tada būn blogai, bet tokių dienų papuol nedaug, ten, ką žinau, per kadenciją 3-4 dienas tokias kažkaip baisesnės, arba savaitę kokia būna, kad lyja šalo. Gerai, čia vartai atidaryti. Varau, kaip ponas į ofisą. Pasiklausiu, kaip kas vyksta. Ofisas va ten va, 2 aukšte, tais laipčiukais palipi. Yra kompas, užsipildai. Ir viskas. Gerai, kompas lėk iki ofisą. Gavau rampą, viskas paruošta. Labai gerai. Nereikės laukti. Ir dėjuot, kad lietus pradės lyti, čia greitai man turėtų pagrauti. Į dušą reiks spėti per tą laiką. Trečia rampa. Čia jau reiks išlipti duris atsidaryti. Veidrodžiai murzini. Nieko nesimato. Duris atsidarom, šikną nusileidžiam, nes šią rampą tokia durna galima lempas išdaužyti. Sniegelio biškį yra. Sniegelio, rampelio, durytės. Kad aš išauksiu, taip nesakyt, nežinau. Aida, buvau pamiršęs pasakyti, atsišalčiau priekabą iki -20, nes čia baisiai bėgu. Žuvis atrodo, kad ne lede būtų, o vandenį. Opa. O kodėl man nebėra šaldytuvas? Jam start stopą padaryti, gerai.
Ką viskas, eina valytis veidrodžio ir į dušą. Ką man jau pakrovė per 28 minutės, tai spėjau tik veidrodį nusivalyti ir daiktus susidėti, kad į dušą nueiti. Einam parodysiu, kaip čia kas atrodo, jeigu nebus vairuotojų. Dabar žiūrėjau svorius ant tašių, tai svoriai ant tašių nieko gero, nes atiduosiu dviašiui, tai reikia, kad dviašiui nebūtų viršsvorio ant vedamos. O man biški mažokai ant vedamos, bet nieko kaip nors. Yra vairuotojas, nebeparodysiu, davai. Nu, kai parodysiu vis dėlto, čia buvo vairuotojas susitrenkęs, ką tik šitam buvo tūlikė. Krapštė duris jau kolega, o čia turim va tokį vaizdą vairuotojam. Tūliks, dušas, kriauklė, ko daugiau gali reikėti. Tai va, ką, lekiam. Šiandien planas davažiuoti iki Levangerio, ten Uno X išsimiegot. Ir rytoj turėčiau būti languose. Dar svarbu iki E6 kelią įsimušti. O po to jau nebesvarbu. Ramiai. Tai va tokį, ta mano 12 kadencijos diena. Sustojau miegoti prie parduotuvės. Reiks pasidaryti vakarienę, nueit nusipirkt mandariną. Apsidaužyti ledus. Smailiukai visi jau ištirpa, kitus reik piešti. Čia baisi ledų prišalę. Reikės tos nusidaužyti. Šiandien biškį likau šokiruotas. Čia mane supras tie, kas važinėjo po Skandinaviją. Arba Lietuvoje, jeigu sningo. Ir šala, tai žinot, kaip būnu. Tas bajeris, kai visas langas, neapšalęs ir būn dryžius. Vienintelis pasilikęs, kurio nenuvalo, ir tas dryžis yra tiesiai tavo akių lygį ir baisiai trukdo viskam. Nu, matyta prasme. Tai šiandien per tiek metų, kiek dirbu, pirmą kartą buvo taip, kad visas langas apšalęs apart to dryžių. Tai net miela malonu buvo važiuoti. Tai va, tokie va vaizdai pas mane. Tokia ta 12 diena. Eit miegoti, ilsėtis, rytoj numest priekabą. Susitvarkyti mašiną ir ruoštis skrydžiui namo. Tai kol kas tom kartą. Tai gerą rytą vadybą. Atvariau iki checkpointą savo, atsigerti kavos, dratą to pasiimt. Vakar būsiu prisišnekėjęs dėl to langą, kad neapšal. Tai šiandien visą laiką, kiek aš 4,5 važiavau, visą laiką šala būtent ta vieta, kur nenuvalo tiesiai ant akių. Trečią dieną nenustoju snigti, gal gerai, greičiau prisnigs, užšals, bus galima normaliai dirbti. Šiandien Skanija taip atrodo, sniegą ant šonų dar daugiau. Va, kokie pimpukų viskių priaugasi. Reikia pasižiūrėti, ar žuvis nebėg, bet neturėtų bėgti, užsišaldžiau. Turėtų būti gerai, lempa jaučiu nesimatys. Biški vieną matas, tos pusės nedeg. Nedegi nereikia. Numeriai nesimato, nieks nesimato. Tai va, ką liko man 300 kilo iki languose, palikti priekabą. Viskas bus mano kadencija pabaigta. Susidedu daiktas, kuprinę ant pečių ir namo. Nežinau, ar ką iš namų parodysiu, nelabai aš ten ką įdomaus veikiu tuose namuose. Bet jeigu kažką sugalvosiu, gal ir įmėsiu kažką tais. Tai va, kol kas tokie reikaliukai. Einam dratą pasiimti, pasibaigti pauzę ir toliau gazuoti. Tai viskas, priekaba oficialiai pristatyta į paskirties vietą. Aš savo kaip ir darbus baigiau, kadencija mano 2 savaičių baigės. Važiuoju, nusiplaunu mašiną, varau į parkingą ir viskas. Taip per 13 dienų prasukau
6353 kilas. Soliarkas įėdė 3,5 šimtui ir vidutinis greitis 5,7. Tai va, tiek bus iš manęs šį kartą. Pasimatysim po 2 savaičių. Bye! Nu, dar neplanuotai pabaigai. Atvariau į plovyklą nusiplauti. Tai vaizdas toks ir šalia tokia gaišena stovi. Net nežinau, patinka man, nepatinka. Kinietis kažkoks, nėra jokios info parašyta. Teslos kopija. Tesla dar savo neišleido. Kiniečiai jau paleido. Parašykit komentaruose nuomonę apie tokį. Norėtumėt pabandyti ar nenorėtumėt pabandyti pagastroliuoti? Šiaip pavažiuoti gal įdomu būtų, bet vaizdas tai, nu, tragedija bent jau mano akim. Šitą daug geriau žiūri negu šitą. Gerai, viskas, chebra, dabar jau tikrai pasimatysim po 2 savaičių.